Sveiki, kolegos. Esu Aleksandros Lesgovko ir dėstytojo Haiko Grigoriano virtualią asistentę Julija. Haikas ilgą laiką dirbo draudimo sektoriuje ir skaitmeninėme marketinge. Šių dviejų sričių sintezė padėjo jam suvokti skaitmeninių technologijų svarbą draudimo versle. Norime Jums pristatyti šias žinias per 3 paskaitas, kuriuose aptarsime skaitmeninio gyvenimo subtilybės. Skaitmeninės technologijos leidžia mums būti mobilesniems ir lanksčiau reaguoti į klientų poreikius. Tad net jei jaučiate, kad esate pažengę šioje srityje, tikėtina, kad vis tiek išgirsite kažką naujo ir naudingo šiose paskaitose. Neseniai patyriau panašią situaciją Vilniuje prie Akropolio šviesoforo. Kol laukiau šviesoforo, pastebėjau reklaminius ekranus. Įdomu, kiek iš mūsų, laukiančių prie šviesoforo, juos pastebėjo. Dauguma žmonių, kaip ir aš, įsitraukė į savo telefonus, socialinius tinklus ar kitas veiklas. Mūsų dėmesį sunku nukreipti nuo skaitmeninio pasaulio, kuriame gyvename. Karantinas, kurį patyrėme prieš keletą metų, skatino mus visus tapti dar skaitmeniškesniais. Taip, nuotolinis darbas, online prekyba, nuotolinis mokymasis ir komunikacija tapo mūsų kasdienybė. Ši skaitmeninė transformacija veikia ir draudimo sektorių. Mūsų tikslas – suprasti, kaip skaitmeninės technologijos gali optimizuoti mūsų darbą draudimo srityje. Nagrinėsime skaitmenizacijos procesą, komunikacijos perkėlimą į skaitmeninę erdvę, komunikacinį marketingą, klientų segmentaciją, SEO, SEM strategijas ir daugybę kitų sričių. Galų gale, naudojant skaitmeninius įrankius, ne tik artėjate prie savo potencialių klientų, bet ir tampate labai mobilus. Galite dirbti bet kur – ofise, namuose, autobuse ar kavinėje. Visus reikalingus duomenis ir dokumentus turite savo rankose. Per šias paskaitas jūs viską pamatysite, nuo socialinių tinklų ir svetainių iki ChatGPT ir debesijų saugojimo bei kitų naudingų įrankių. Taigi, svarbiausia yra suprasti, kaip pasinaudoti šiomis technologijomis draudimo srityje, kad būtume artimesni savo klientams, veiksmingesni ir mobilūs. Linkiu Jums gero darbo ir naudingų žinių.